Vakar apie 7 valandą vakaro šiame Saulėtekio parkelyje buvo užpulta filologijos studentė. Jai kelią į bendrabutį pastojo užpuolikas. Deja, mergina sulaukė smūgio į galvą ir parpuolė ant žemės. Po kelių minučių atsipeikėjusi neberado savo pirkinių. Aplinkui svaidėsi tik tuščios maisto pakuotės. Per pastarąjį mėnesį šiame parkelyje užpulti jau 7 studentai. Nė vienas didesnių sužalojimų nepatyrė, tačiau panika jau spėjo pasklisti. Spėjama, kad užpuolikas gali būti 3 kurso ekonomikos studentas. Dieną čia ramu, bet kai sutemsta, studentai vengia vaikščioti vieni. Nuo užpuoliko kenčia ir katės. Jomis besirūpinantys žmonės pasakojo, kad alkanas studentas atima ir jų maistą. Girdėjau. Bijote jo? O ką jūs slepiate po paltu čia? Duoną, vandenį ir katę. O visi studentai šitaip nešiojasi maistą? Nežinau, bet šitą patarė mano mama. Sakė, tu slėpk, kai atrodysi, kad stora prie sturų nekstelenda. Ir tipo, eik, sako, ir beik. Ir bėg, tai žinokit, neturiu biškį laiko. O iš kurio bendrabučio? 6. Va, šitas. Na, šiaip aš maisto neperku, tai užsisakau pizzą į bendrabutį arba valgau kambariokio maistą. Studentinė per brangu užsisakyti bendrabutį maistą? Žinot, jeigu vis tiek eini ir apiplėšia, tai jau geriau užsisakyti. O nešiojatės dujinį šautuvą, dar ką nors? Ne, aš nešiojuos plytą. Tikrai plytą nešiojatės? Taip, galiu parodyti. Labai geras ginklas, žinai. Renki ir bėgi. Aš pats su juo susidūriau vieną kartą, nešiau šiukšlės išmesti ir prie manęs priėjo kažkoks kokėtas, nežinau, pasakysiu, vyras ar moteris, ir ten buvo su šakaliu, kai man per galvą tarajobino, tai visas tik apspangau, atsikėliau, žiūriu, nebebuvo nei šiukšlių, nei nieko, tai apsisukau, parėjau namo. O nebijote, kad gali užpulti dar kartą? Ne, tai jau vieną kartą jau užpuolė, gal daugiau nebebus. Tai. O gal imsitės kokių saugumo priemonių? Na, šiukšlės man vis tiek reikės išnešti, o aš pats kaip valgyti nieko nevalgau. Čia girdėjau iš kitų kažkada atėmė ten sūrę, dar ką aš tokių dalykų seniai nematęs, tai čia manau, kad ir kitą kartą mane pamatęs tas iškrypėlis, jis jau nebepuls, nes žinos, kad nieko nebeturiu. Štai taip ir gyvena Saulėtekio studentai. Nežinioje ir baimėje. Kiek dar ilgai teks kęsti išpuolimus? Niekas nežino. Čia buvo Dovilė Lebrikė.